Toliau mes apžvelgsime klientų vykdomos įtartinos veiklos nustatymą bei raportavimo arba pranešimo FNTT teikimo aplinkybės arba priemonės, kaip tai reikia apipavidalinti ir kaip reikia šitą dalyką pateikti tinkamai. Kartais pasitaiko neaiškumų, kas yra neįprasta veikla ir kas yra įtartina veikla kliento vykdoma. Ir čia aš pabandysiu šiek tiek paaiškinti, kad neįprasta operacija arba sandoris reiškia, kad tai gali būti bet koks sandoris arba bet kokia kliento veikla, kuri netitinka įprastos kliento veiklos arba kitaip atrodo neįprasta dėl atlikimo laiko, operacijos dydžio ir pobūdžio. Kaip pavyzdys gali būti, jeigu klientas pradedant dalykinius santykius anketoje nurodė, kad jis darys, kaip sakant, jo yra veikla viena, jis darys tai, reiškia, tam tikrų būdų ir panašiai, bet pastebime, kad vyksta kitais būdais, tai akivaizdu, kad vyksta kažkas neįprasto. Ir tokiu atveju reikia aiškintis. Kodėl taip yra, gal tame ir nieko nėra blogo, gal ten ir nėra jokio pinigų plovimo arba teroristų finansavimo, bet yra tam tikros aplinkybės, kurios rodo, kad kažkas yra ne taip, kaip yra tikimasi. Ir tai reiškia neįprastumą. O įtartina operacija arba sandoris arba pranešimas apie jį, tai yra STR, taip vadinamas Suspicious Transaction Reporting. Ir tai yra būtent jau, kai operacija po tyrimo yra iš tikrųjų įsitikinta arba manoma, yra pagrindo manyti, kad tai, ką klientas daro, yra įtartina. Yra požymių pinigų plovimo arba teroristų finansavimo ir yra priimamas sprendimas to atsakingo darbuotojo, kuris atsakingas už tų pranešimų teikimą, yra priimamas sprendimas, kad reikia teikti pranešimą FNTT ir toks pranešimas yra išsiunčiamas. Ir tada šita operacija, kai priimamas toks sprendimas ir išsiunčiama, yra jau laikoma kaip įtartina operacija ir pranešimas apie įtartiną operaciją. Kas yra svarbu žinoti, kad vertinant ar piniginė operacija sandoris yra įtartini, neprivaloma išsiaiškinti, ar kliento veikloje yra nusikaltimo sudėties. Tai yra, atliekant tyrimą, nereikia būtinai įrodinėti kaip teisme, kaip kad teismuose daro prokurorai, kad tikrai buvo nusikaltimas, tikrai buvo tos lėšos gautos iš tam tikro nusikaltimo ir panašiai. Ne, užtenka tam vertinimui, kad reikia pranešti, priimti sprendimą pranešti ar ne, užtenka subjektyvių to asmens, kuris yra įpareigotas tą vertinimą atlikti, įtarimų. Ta prasme, jis turėtų turėti savo atsakyti klausimą, ar tikrai yra pakankamai pagrindo manyti, kad ta operacija gali būti susijusi su pinigų plovimu ir priimti sprendimą pranešti apie tai. Įtartinos veiklos indikatoriai. Ką tai reiškia? Kartais tai yra vadinama tais angliškai red flags arba tos raudonos vėliavėlės, kurie mums parodo, kad kažkas pas klientą iš tikrųjų vyksta ne taip, kaip turėtų būti arba kaip tikimasi. Tai vienas iš tų požymių tai yra, kai kliento faktinė veikla netitinka tai, kai jis yra deklaravęs, nurodęs. Kitas dalykas yra ir FNTT direktoriaus įsakymų patvirtinti ir periodiškai peržiūrimi indikatoriai įtartinos veiklos. Jie būtent skirti tam, kad įpareigotieji subjektai arba finansų įstaigos žinotų, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, esant kokiose situacijose arba kokiai kliento elgesiui. Tai gali būti požymis, kad kažkas yra neįprasta arba įtartina. Ir čia matote iškarpą iš to dokumento, bet jūs jį lengvai susirasite per FNTT puslapį, bet gal tik norisi pastebėti, kad FNTT, Lietuva tai nėra kažko išskirtinė valstybė šiuo atveju ir kitose valstybėse. Čia matote Danijos irgi atitikmens FNTT, daniško atitikmens irgi panašus dokumentas. Čia švediškas irgi dokumentas panašus, kuris irgi aprašo tos būtent indikatorius. Tai yra įprasta praktika, ne visose valstybėse, bet nemažoje dalyje valstybių iš tikrųjų tie požymiai arba indikatoriai yra pateikiami, kad tiems būtent subjektams, kurie įgyvendina šitą pareigą, jiems būtų lengviau nustatyti, kas tai yra ir imtis veiksmų. Įtartinos, čia pateikiama keletas tokių indikatorių, iš tikrųjų jų yra nemažai, ten kelios dešimtis.
jie yra sugrupuoti pagal rūšis, ten ar tai yra su kliento veikla susijusi, arba su geografinė rizika susiję dalykai, rizikos ir įtartinos veiklos indikatoriai. Tačiau čia keletas tokių kaip pavyzdinių, tai yra, kaip pavyzdys, dalykinių santykių užmezgimo metu klientas ar jo atstovas vengia pateikti informaciją reikalingą jo tapatybei nustatyti, slepia naudos gavėjo tapatybę ar pateiktus dokumentus keliančius abejonių dėl jų tikrumo, autentiškumo. Tai yra, jeigu taip iš tikrųjų akivaizdžiai matosi, kad taip yra, tai yra pagrindas pranešti priimti sprendimą dėl pranešimo apie įtartiną veiklą. Taip pat gali būti, jeigu atlieka tyrimą, tarkim, irgi kreipiatės į klientą, bet tarkim, sudėtinga yra gauti iš jo kažkokius paaiškinimus, jis ten keičiasi jo ten kontaktinė informacija dažnai, gyvenamosios vietos, adresai kartą į mėnesį, ten atsiranda vis nauji telefonai išjungti, nors klientas visai nesenai atnaujino, tarkim, tą kontaktinį telefoną ir tikrai teigia, kad jo naudojasi. Dar vienas iš tokių įdomesnių, tai yra, kai adresas, tarkim, naudojamas tokiam registracijai, tarkim, ir jame registruota daug įmonių. Tarpasme, iš tikrųjų, tai yra taip vadinamas tie pašto dėžutės, kuriuose yra registruojamos, vėliau parduodamos įmonės, tarkim, ir galbūt tame nėra kažko ypatingai blogo, bet tai yra tiesiog požymis, kad, iš tikrųjų, tą įmonę galėjo įsigyti ir kažkokie tai blogų kėslų turintis žmonės, asmenys ir ją naudoti būtent tam pinigų plovimui, arba taip vadinamas, tai gali būti tas įmonės fiktyvumo požymis. Taip. Ypatingai, jeigu klientas, tarkim, paprašytas nurodo šitą adresą kaip vienintelį. Būtent, nes tai galbūt yra registracijos adresas, bet faktinė veikla vykdoma jau tuo tikruoju adresu, kažkokiu išsinuomotų biuro adresu ir panašiai, bet klientas, nežiūrinti tai, kad ten vieno kambario bute gali būti registruota 300-400 įmonių, jisai teigia, kad ne, iš tikrųjų aš tenai veiklą ir vykdau. Tai tokiu atveju tai yra iš tikrųjų tas raudona vėliava ir tas požymis, kada reikėtų iš tikrųjų spręsti klausimą, ar neverta tokią informaciją pateikti FNTT. Ir čia dar keletas tokių, tai kliento buveinė neįprastoje vietovėje šalyje, kliento veikla susijusi su didelės rizikos jurisdikcijomis. Tai kas yra tos didelės rizikos jurisdikcijos, mes jau kalbėjom, tai įvairiuose FATFO sąrašuose esančios įmonės arba ES sąrašuose, Europos komisijos sąrašuose esančios valstybės jurisdikcijos, bet taip pat tai gali būti valstybės siejamos su dideliu korupcijos lygiu pagal Transparency International rizikos suvokimo indeksą ir panašiai. Ta prasme, tų sąrašų gali būti įvairių. Ir, aišku, reikia turėti ir pagrindą, kodėl į vieną ar kitą sąrašą yra atsižvelgiama, bet faktas, kad tai reikia vertinti. Ir dar vienas iš tokių, kai kliento struktūra, tarkim, elementarios įmonės, kurios veikla nėra kažkokia labai išskirtinė ar ten tarptautinė, bet jo struktūra yra labai sudėtinga, 14 lygmenų, įvairios valstybės tame įtrauktos, įmonės registruotos kitose valstybėse įtrauktos ir panašiai, ir ta prasme suprasti ekonominį pagrindą, kam reikia tokią struktūrą turėti, kad vykdyti tokią elementarią veiklą, iki galo nėra aišku, tai irgi galėtų būti toks kaip vienas iš pagrindų, kad galbūt spręsti klausimą dėl pranešimo FNTT teikimo. Etapai įtartinos veiklos tyrimo, tai pradžioj savaime suprantama reikia pastebėti tą neįprastą veiklą, suprasti arba atsakyti savo klausimą, kad tokia veikla vyksta, kad klientas ją vykdo arba yra susijęs tokia veikla. Tada reikėtų tą veiklą ištirti, surinkti papildomą informaciją iš viešų šaltinių, galbūt užklausti kliento. Ir tada spręsti klausimą dėl pranešimo. Tai jeigu yra įmonė tik tai vienas asmo, kuris ir nustato, ir atlieka tyrimus, ir priima sprendimą, tai akivaizdu jis padarys viską vienas ir išsiųs pranešimą į FNTT. Bet jeigu, tarkim, tai yra didesnė organizacija ir joje yra
keletas žmonių, kurie įtraukti arba gali dalyvauti tame procese, tai tada reiškia, kad vienas galbūt pastebės, praneš kitam, tada kitas atliks tyrimą, tada priims sprendimą, tarkim, kad, iš tikrųjų yra pagrindo, galbūt, kad tai laikyti kaip įtartiną operaciją, tada atiduos tam asmenį, kuris priima sprendimą ir tas asmuo jau galiausiai nuspręs, ar reikia pranešti FNTT ir išsiųstą pranešimą į FNTT informacinę sistemą, jau būtent naudojama FNTT. FNTT iš tikrųjų galite atrasti tokias atmintinę, STR atmintinę, kurioje aprašyta pagrindiniai tokie principai, ką reikėtų atkreipti dėmesį, kai tas yra pildomas pranešimas arba kai nustatoma įtartina veikla ir tokie geri patarimai, ką reikėtų daryti ir ko reikėtų vengti. Ir kaip pranešti, tai FNTT pranešimus dažniausiai sunku pasakyti, ar visais atvejais ir tikriausiai galbūt ne visais, bet standartiškai FNTT reikalauja, kad pranešimai apie įtartiną veiklą ir pranešimai apie tas grynųjų pinigų operacijas būtų vykdomi per jų portalą. Tai yra nesiunčiant jiems elektroniniu paštu informaciją, o būtent prisiregistravus ir užpildžius tam tikrus laukus būtent jų portale. Tai jo vaizdą jūs matote čia iš dešinės pusės, o prisijungimo adresas yra iš kairės. Ir kaip tai atlikti, tokie, kaip sakant, paprasti patarimai, paspausti autentifikuotis, tada reikėtų išsirinkti gyventojas ar rezidentas, tada reikėtų atstovaujamą asmenį išsirinkti, taip, ir tada jau reikėtų išsirinkti, kas būtent norima pateikti. Ar norima pateikti pranešimą apie įtartiną veiklą, arba pranešimą apie grynuosius pinigus. Tai čia, kaip sakant, matote, iš dešinės pusės yra pateikiami pavyzdžiai. Pasirinkus vieną ar kitą, priklausomai nuo to bus skirtingi laukeliai, kuriuos reikia užpildyti. Ir čia matote jau, kaip atrodo, tarkim, tas jau vidus tos sistemos, tai čia jūs matot, kad iš tikrųjų matysite ir būseną, ar buvo pateiktas, ar kuriuo metu buvo pateiktas, ar tai yra CTR, tai yra tas būtent grynųjų pinigų, ar tai bus STR, tai yra pranešimo apie įtartiną veiklą pateikimas ir panašiai. Kaip pateikti, tai čia jau dabar apie STR mes kalbam, tai čia yra daug tokių laukelių ir daug informacijos, kurią reikia užpildyti. Ir matot, kai kur yra privaloma, kai kur neprivaloma, bet taip vadinama išvada, tai yra tas vadinamas aprašymas. Tai aprašymas yra ta išvada, jau būtent kurioje reikėtų pasistengti ir užfiksuoti kuo daugiau informacijos apie, kad būtų aišku, kas įtartina, kas įvyko, kaip įvyko ir panašiai. Ir čia yra dar šiokios tokios informacijos, kaip tai atrodys ir kokios informacijos jūs turėtumėt būti pasiruošę pateikti. Ir matot, čia iš tikrųjų yra daug pakankamai ką pildyti, iš tikrųjų nusiteikit praleisti tam tikrą laiką ją užpildant, jeigu jau imsite šitą dalyką daryti, tai tikrai dar papildomai rekomenduočiau turėti kažkur išsisaugojus tą informaciją, geriau ją pildyti iš kažkokios laikmenos, kurioje jinai yra surašyta, nes gali tai būti, kad nepavyks išsisaugoti ir tada reikės iš naujo pildyti ir tada 2 kartus ar 3 kartus reikės atlikti tą patį veiksmą, todėl jeigu jūs turėsite kažkokiai laikmenoj viską susivedę, tai jūs tada tiesiog kopijuodami ir įkeldami, jūs tiesiog greičiau ir efektyviau šitą veiksmą atliksite, nes duomenų tikrai yra nemažai, ką reikia padaryti ir suvesti. Ir čia keletas tokių patarimų, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį, pildant tą aprašymą arba išvadų laukelį. Taip, tai yra kas neįprasta ir kas įtartina, reikėtų koncentruotis, nebandyti aprašyti visų dalykinių santykių su klientu, bet būtent koncentruotis, kas įvyko, kodėl tai yra įtartina. Nereikia daryti nepagristų išvadų, tai yra, jeigu jums šiaip susipykot su klientu arba klientas nenorėjo mokėti brangiau už paslaugas, nereikėtų jau iš karto jį traktuoti kaip kažkokį blogą arba potencialų nusikaltėlį.
ir pabandyti apie jį pranešti FNTT, neturint pakankamai įrodymų, kad iš tikrųjų, ne tai, kad įrodymų, bet kažkokių tai faktinių aplinkybių. Ir aišku, aprašant reikėtų vadovautis chronologinė tvarka, tai yra, kad nuo pradžios iki pabaigos, o ne bandant šokinėti tarp faktų. Ir stengtis kuo konkrečiau ir kuo trumpiau parašyti, nes ten iš tikrųjų ženklų skaičius yra ribotas. Daugiau negu vieno A4 lapo tenai nesutalpinsite niekaip. Netgi pusės, man atrodo, sunkiai pavyks sutalpinti, todėl reikia stengtis į tą prašymą, būtent tai, todėl reikia stengtis trumpiau ir aiškiau. Ir yra toks irgi ten prašymas, reikėtų iškart pasiruošti, atsakyti būtent kokius požymius atitinka iš tų FNTT direktoriaus patvirtintų įtartinumo požymių sąrašo, kuriuos būtent konkrečiai požymius atitinka tam tikrą veiklą, apie kurią jūs teikiate pranešimą. Ir aišku, reikėtų stengtis aprašyti nenaudojant viduje jums suprantamų trumpinių arba jūsų profesijoje suprantamų trumpinių arba kažkokių tai sistemų aprašymų, kurių FNTT, pavyzdžiui, pareigūnas, kuris šitą informaciją peržiūrinės, jisai gali nežinoti, kas tai yra ir ką tai reiškia. Tai va, tokie būtų praktiniai patarimai. Rašant tuos aprašymą arba išvadas visą laiką, yra tokia bendra rekomendacija ir tai yra ir atmintinėje pažymėta, kad patartina vadovautis tais vadinamais 5K arba 5W, čia jeigu angliškai kartais, jeigu pamatysite. Tai yra kas ir ką tai reiškia. Tai yra, kas dalyvauja sandorį ar vykdo operaciją, kodėl operacija sandoris atrodo įtartinas, kokiu būdu tai buvo atliekama ir papildomai dar, jeigu aktualu, tai kada tai vyko, kur tai vyko, jeigu tai yra ne elektroninė erdvė, tarkim, nesąskaita, o dar kažkas tai kažkaip skyrius konkretus arba kažkoks tai jūsų padalinys, ar tai buvo pas jūs vietoj, ar tai buvo pas klientą, tarkim, tai irgi, manau, yra svarbu ir turi būti pažymėta. Kaip galima trumpai ir aiškiai aprašyti ir pritaikyti tą mano jau minėtą 5K pavyzdį, principą. Nebūtinai reikia atlikti būtent taip, bet čia yra tik tai vienas iš tokių galimų variantų, kaip gali skambėti aprašymas arba išvada prie atlikto tyrimo, vidaus tyrimo, būtent dėl potencialiai įtartinos arba neįprastos kliento veiklos ar operacijos. Tarkim, klientas, tai yra atsakoma į klausimą, kas dalyvavo, gaudavo mokėjimus pagal sąskaitas, faktūras kiekvieną mėnesį ir iš karto po to išsimdavo grynus iš sąskaitos, tai yra kas nutiko. Tokia kliento veikla yra neįprasta, kadangi jokių mokėjimų mokesčių inspekcijai ar kitoms, spėjau, institucijoms, kurioms turėtų būti periodiškai kažkas pervedama, nebuvo atlikta sąskaitoje ir kliento veikla yra susijusi su statybų sektoriumi. Kodėl statybų sektorius čia paminėtas? Potencialiai todėl, kad statybų sektorius yra laikomas didesnės rizikos arba gali būti laikomas didesnės rizikos, kadangi tai susijęs su galimai įdarbinimu, tai išmokėjimo atlyginimų vokeliais arba neteisėtų įdarbinimu arba panašiais kitais pažeidimais, kurie yra būdingi šitam sektoriui. Tarkim, kaip kitiems sektoriams galbūt būdingi kiti rizikos faktoriai. Tai čia būtent skaitant šitą pranešimą yra atkreipiamas dėmesys į tai. Būtent, kad čia yra būtent tas įtartinumas arba tie rizikos faktoriai. Ir todėl tai pasirodė įtartina pranešančiam asmeniui. Kartais jūs galite pamatyti tokį išreiškimą tipping off ir įstatyme tai yra draudimas atskleisti informaciją, kurią draudžia atskleisti įstatyme, arba kuri yra pateikta FNTT, arba kuri gali būti pateikta FNTT, arba informacija apie atliekamus tyrimus. Tai tipping offas reiškia tą patį, čia toks yra tarptautinis išreiškimas, dažnai naudojamas pinigų plovimo prevencijos srityje. Ir ką jis reiškia? Kad draudžiama tiesiogiai ir netiesiogiai leisti suprasti
ne tik, kad pranešti, pasakyti, bet apskritai net duoti užuominas arba kitais būdais leisti suprasti, atskleisti, parodyti, kad kliento veiksmus įmonė laiko įtartinais ir apie jos gali pranešti teisėtvarkos arba teisėsaugos institucijoms, tai yra FNTT. Šiuo atveju arba pranešia, arba gali pranešti, arba planuoja. Taip pat tipping-off gali įvykti bet kuriuo santykiu su kliento metu, pradedant papildomos informacijos prašymų paaiškinti neįprastą veiklą, pradedant dalykinius santykius ir net po to, kai FNTT pateiktas pranešimas apie įtartiną operaciją. Tai yra galima netyčia išsiduoti, kad, pasakyti, kad, vat mes čia kažką tai jūsų anksčiau matėm, jūs dabar gal ten ir pakeitėt biški, kitaip viską darot, bet anksčiau tai mes matėm ir mes atlikom tam tikrą tyrimą ir ėmėmės tam tikrų veiksmų. Tai toks jau dalykas būtų laikomas kaip tuo neteisėtų veiksmų, kurio reikėtų vengti. Jeigu jau kažkas atlikta, padaryta, tai klientas apie tai negali žinoti ir kuo mažiau apskritai žino žmonių, kuriems nereikia apie tai žinoti arba kurių funkcijos to nėra susijusios, tuo yra geriau. Yra išimtis, kada tai nėra laikoma tipping-offu, tai yra arba tuo neteisėto atskleidimu, tai yra jeigu jūs atliekat patikrinimą dėl galimo sankcijų atitikimo. Apie sankcijas mes pakalbėsime truputėlį toliau. Kodėl tai nėra laikoma to neteisėto atskleidimu, kadangi sankcijų sąrašai arba asmenys, kurie yra šitose sąrašuose, jie yra viešai skelbiami, jie yra žinomi ir todėl aiškintis, ar vienas ar kitas asmuo yra sankcijų sąraše ar ne, tai yra visiškai viešas ir suprantamas dalykas ir tame nėra jokio įtartinumo ar kažkokių tai kitų požymių. Išskyrus atvejį, jeigu pastebimo, kad klientas specialiai bando apeiti sankcijas. Tai tada toks aiškinimasis dėl sankcijų apeimo galimo arba tyrimas dėl tokio apeimo, jis jau būtų laikomas irgi to pranešimu apie tą neįprastą arba įtartiną veiklą ir tada jau nereikėtų sakyti klientui, kad mes įtariam, kad jūs čia bandot kažkaip tai apeiti sankcijas. Veiksmai, kalbant apie tas pačius tipping-offą, veiksmai, kurių rekomenduojama arba reikėtų vengti įstaigai, tai staiga pasikeitęs bendravimo su klientų būdas ir kanalas, ta prasme, jeigu jau pradėjo tyrimą, pastebėjot, nereikėtų pradėti prašyti kolegos, kad jisai su juo kalbėtų, jeigu prieš tai visą laiką kalbėjo tik tai jūs, arba tik tai susirašinėjo tik tai elektroniniu paštu, staiga pradėjot skambinti ir kažkaip tai ten kitaip reikalauti arba prašyti kažkokios tai informacijos. Būtina žinoti principo nesilaikymas organizacijoje, tai čia aš jau paminėjau, kad apie tai turi būti žinoma tik tai tiems, kam reikia žinoti, kieno funkcijos yra susijusios su pinigų plovimo prevencijų priemonių tam tikrų įgyvendinimų ir nedaugiau, nereikėtų tuo dalintis viešai, nes tai gali būti žinoma arba šitą informaciją gali nutekėti išorę ir tapti žinoma klientui. Ir aišku, tiesioginis informavimas kliento apie tos įtarimus irgi taip pat. Tai gali būti ir dėl neatsargumo. Arba gali būti sąmoningai, noras padėti klientui, nes klientas labai geras, tai reikia kažkaip jam pasufleruoti, kad jis, nedarytų kažko tai. Tai to reikėtų tikrai vengti.